Sulaukėm klubinės klasės Lietuvos čempionato pradžios. Pirmas pratimas, penktadienis. Gavom virš 220 km užduotį greičio. Ir kylu paskutinis iš grido, bet yra dar keletas negridę. Tai va, čia daugiausia kelia ultralengvieji lėktuvėliai. Tai va. Žodžiu, kilsim to į orą, prognozuoja be debesų, bet debesiukų šiek tiek yra, matosi jie. Papa Lima pasiruošęs. Kilimas su šoniniu vėju. Mes nepratę iš Pociūno skraidyti čia Palukny su šoniniu vėju. Bet viskas normaliai. Tas 12.49, startas 12.49. Informacija bukseriam, starte laukiamas tik tai Robinas pagal specialų užsakymą. Skriejam prieš startą. Susirinkus krūvą sklandytuvų čia, nes varžybose dalyvauja 39 sklandytojai sportininkai. Daug. Vilnius gražiai matosi, skaidrus labai oras po visų frontų. Va, Vilnius toj pusėj. Einu šiek tiek prieš vėją po kitų debesiukų. Varžybų dalyvių dėmesiai. Startas atidarytas. Startas atidarytas. Nu va, sukasi krūvą sklandytuvų prie pat starto linijos. Ir čia išmušė keletą debesiukų. Įtariu, kad reikia dar palaukti, kol šiek tiek prašildys daugiau saulė. Šiandien dairytis reikia, nes labai daug sklandytuvų ore. Sima Fox, Oscar Paulsas 270, mazgu, takas 188. Sima Fox, Oscar. Nu va, krūvelė sklandytuvų kokia prieš startą. Kai kas jau turbūt išstartavęs yra, bet čia situacija, vieta startui ne pati geriausia, nes 3,5 km iki artimiausio starto linijos taško. Reikia eiti iš čia prieš vėją. Va, Vilnius visų gražumų matosi. Toks skaidrus oras.
praėjus šaltiem frontam. Nu va, nepasisekė. Neradau kilimo ir nutupiau atgal į aerodromą. Tuo metu, kai jau startuot reikia. Tai va, čia toksai oras įdomu šiandien. Pabandžiau rasti, nieko gero neradau, susirinkau žemėjimus ir va dabar laukiu, ko lėktuvas. O lėktuvas dingęs iš starto nebudi. Tai va, žodžiu, kilsiu antrą kartą. Laisvumą išimkit, falos. Давай. Полотность имайте там недошно 308, покилося. Papa Lima pasiruošęs. Суступимый. Знову браво, pasiruošęs. Киева, браво, полотность курс 180 км. Внимание, там полотность в формате совет руки, ищите курс 180. Va, kylu antrą kartą. Biški nepasisekė, bet nieko nepadarysi. Dabar svarbu nusiraminti ir parskrist namo, apskridus maršrutą. Labai prasta čia oro erdvė. Virš pačio Paluknės aerodromo negalima aukščio išsiiminėti. Ir viskas turi. Jeigu kažkur toli negavai už 5 km nuo aerodromo, viskas, turi eiti tūpti. Va, turiu dilemą. Ar eit perstartuoti, ar užsiskaityti, kai mažam aukštį kirtau starto liniją. Nu, manau, kad einu perstartuoti. Gal dar čia eidamas starto linijos, gal dar rasiu kokį kilimą. Кариус, парно, 4-3. Supratau, kur rodėte, na? Nes prieš tai jau labai mažam aukštį sustartavau, bet aišku, laikas jau yra baisus, 15:35. Kaip čia reikės tą maršrutą apskristi tokiu oru? Nežinau. Startuoti turėčiau tikrai didesniam aukštį, negu prieš tai buvau. Ir pabandysiu atgal į tą termiką grįžti po starto. 1,5 kilometro iki starto linijos liko. Visi kažkur toli, jau kai kas nutūpė į laukus. Tai reiškia, kad oras tikrai nėra lengvas. Sukuosi startui, taip sakant. Na, dabar jau tikrai startuoju ir skrendam. Na, labai sunkiai man šiandien einasi. Šiaip taip už valkininkų išsiėmiau aukštį didesnį. Bet čia va, panašu, kad dar čia kilnoja. Šiandien reikia skristi labai atsargiai. Labai neprasta diena, kaip sako, nelengva.
vidutinis greitis kol kas 31 km per valandą ir jeigu tokiu greičiu skrisi, tai rodo, kad parskrisi pusę 9, aišku, tai nerealu. Nu va, praskrendu Varėną. Labai sunkus skrydis, vidutinis greitis 38 km per valandą. Taip sakant, žiauru. Bet ir duot reikia į priekį. Vladai, kokiuose termikuose lyderiai sukasi, kokie stumai ten pas mus dirba? Nieko, viskas tas pats, iki 1.6, gyvybės nestojo ant metriuko ant punkto, bet čia nėra gerai. Nu va, išskrėjinėjau iš 300 metrų aukščio. Vargstu prie Merkinės. Jau beveik. Nu dar spiralė ir galimai. Tokiu oru be debesų labai sunku skristi vienam. Dešinio laiko. Prie Merkinės vienas sklandytuvas nutūpęs laukelyje. Jeigu čia neužsikabinsiu, neišskriesiu, tai ten reikės pas jį tūpti. Čia tu tai 8. Na, sakiau. Prieki suka. Bandyk pasitaisyti, nors šito aukščio nėra. Miesto iki 2. Kol kas neiškontruojam, tik nepas. Jo, aš dešinėje praskridau. Žemės reikia, jam nieko negavo. Pendėlioja mane. Mane jau prieš tai labai žiūri pendėliavo.
Jeigu tūpsi, tai stenkis dešiniaus sklandytuvo. Sklandytuvo palik iš kairės pusės dėl to, kad tenais viduryje akmuo yra. Kas tupi prie merkinės? Mažai beniausia prie merkinės tūpi. Susakei tiesią punktą. Savo grindiniai žiauriai. Kaip aikštelė. Pliuką įmant ant pačio pradžios miško. Labai dėl miško stiprus toks vėjas ir neišsigas greitį laikyt, trauk į aikštelę. Iš aikštelę labai. Nusukau biškį dešiniau, taip kersai vėjo, kad eiti, gal kažką užkabinsim. Nu ką, viskas, reikia eiti tūpti. Jeigu sklandytuvo, tu, kuris ant žemės yra palikti iš dešinės pusės, ten toj kairiai pusėj, nuo mane žiūrint, yra akmuo viduryje aikštelės. Dešiniau švaresnė aikštelė. Ok, gerai, supratau, dešiniau tūpti, ne? Jo, sklandytuvo mano palikti iš kairės pusės. Ten sako, akmuo yra. Ženklai. Želais. Nu va, laukas koksai. Svarbu, kad tokių nebūčiau nuplėšęs durelių rato. Fu. Nu va, būna taip. Nu normaliai, tik greit sustojau. Evakuacinė komanda trūksta. Smagu mėlis sulaukti. Gerai dulka viskas. A, rūksta laukas gerai. Dulka, tai dulkė visiška čia. Gerai bus. Čia tai jau, žinok, per arti. Teks biškį atbulą patraukti. Turbūt gerai, ne? Nu, bus gerai. Linai, tu vežimėlį man paimk iš bagažinės. Vis dar sėdžiu sklandytuve. Va, Elina atneša man vežimėlį. Daug žmonių.
Nutūpimo vietoje yra labai gerai, daug padėjėjų. Elina man į šitą pusę. Čia galėjai ir nenešti, jo galima vežti buvo. Ką? Labai minkšta. Kuria pusė to? Čia va taip. Iš nuėmų stabilą. Kas? Varštą atgal įsukam. Jo, varžtą atgal. Romka, žiūrėk, šitus kol kas čia padedu, gerai? Nenumest. Taip, reikia dar šituos atpalaiduosiu tuoj. Va. Taip, ne. Padarė didelį. Opa. Taip, stabilas nuimtas. Palaukit. Mums reikia dabar gal šitai. Palauk, duok man pravažiuoti į kairę pusę. Fu. Palauk, stojti mums reikės. Gerai, užtenka. Matai? Oi, matau. Aš Ne, kaip eina. Sustojau ir tik tai dulkės viduj. Tai skilo, tik tai prasivaikiau. Taip šitą galima čia uždėti. Palauk, Linai. Galima bus ardyti. Va dviese. Dar biškį gal, ne? Gerai. Nu, sausiau. Biškis sukelt reikia. Gerai, vienas išėjo. Duok. Antras išėjo. Gerai. Pasiruošęs? Yes. Priekis galiukas iškala, dabar viskas. Turim. Žiūrėk. Pasaugau. Grėbėm, na? Jau. Ir tave paleidžiam tada. Jau matau, atvažiavo. A jau aptvaju rogė. Kas? Blet. Priekis galas, Romka. Gerai. Verčiam. Važiuojam. Upa. Pala. Dabar. Nu ką, papa Lima lenda į priekabą. Laisvas. Romka. Tai faina būna. Dabar dar sakyk. Romo. Taip, dabar ratą reikia traukti. Dabar pririšti reikia. Čia bus labai geras video iš šito lauko. Gerai. Daržai eina čia. Taip, dabar reikia nuimti gaubtą užvalkalą. Žiūriu, čia viskas tvarkoja dabar. Taip, mesk į vidų. Kameros lieka čia, ne? Kamerą tą gali numaut.
Pažiūrėk ten į šoną. Jo, liuks. Viskas? Jo. Taip. Viskas. Ir galima važiuoti. Už čia gali stumt linai. Reikia patiesinti. Paskiau galima įvažiavus patiesinti. Stop, dabar stop, va dabar jau reikia pakelti ir pakėlus jau reikia. Va, į kokį lauką nutupiau su dar vienu sklandytuvu. Nu va, priekaba uždaryta, beliko užkontrinti. Ne iš tos pusės.